Atvažiavau į Kauną kalbinti Kauno mero, po to Šarūno Jasikevičiaus. Reikia vienu šūviu pabandyti keletą nušauti teisingų kauniečių. O koks tas santykis? Tėvai Kaune, prisiminimai visokie malonus, specialiai nevažiavau pro Panerių į centrą, važiavau Savanorių prospektu, ten pro kitur dar pasižiūrėti, kur kažkokios vaikystės vietos užmetė akį ir viskas. O koks tas santykis su Kaunu? Kaunas yra, viskas gerai su to Kaunu, viskas bus gerai, o mano santykis tai bet kuriuo atveju į šios dienos perspektyvų žiūrint, tai yra, jaunystės ir vaikystės miestas. Dabar aš esu Vilnietis, aš gyvenu Vilniuje, mano vaikai gimė Vilniuje. Ir turbūt pernai buvo tie metai, kada persilaužė į kitą pusę, kada Vilniuje aš jau gyvenu daugiau negu Kaune. Tai jau kokiais metais esu didesnis Vilnietis negu Kaunietis. Apie duobes jūs kalbate? Taip, duobių mažiau. Specialiai žiūrėjau, kiek duobių, tai seniau iš tiesų galėdavai pamesti plombas. Tai yra miestas, kur yra man tai yra patys įdomiausi, smagiausi prisiminimai, laikas, vaikystė, draugai, meilė, nežinau, bėgiojimas sporto halėje su Žalgirio vėliava, ratu ir ten visa kita. Ir daugelis dalykų, su kuo aš užaugau, ir taip jau buvo, kad labai dažnai būdavau pačiam centre, tai man tas suvokimas apie miestą vis tiek yra susijęs su Laisvės alėja, su senamiesčiu, tai jis automatiškai yra žymiai malonesnis ir gražesnis, negu tu būtum gyvenęs ten, ar ne, kažkur. Visą laiką tie prisiminimai patys gražiausi, nes miestas labai gražus ir centras labai gražus. Tai visada yra kažkoks specialus santykis, bet, žinot, profesiniai veikloje dažniausiai sentimentam nėra vietos, nes tu tiesiog dirbi tam tikrą darbą, tam tikrų ritmų ir tikrai nesiseilėjai pamatęs pavadinimą Kaunas. Verslumo ir iniciatyvumo čia visą laiką pakako tame mieste. Gal trūko tokios lyderystės, to tono parodymo, juk žmonėm nereikia, kad ten valdžia kastų griovius ir pati kažką darytų, reiktų nuotaikos, tonuso, tam tikro, impulso. Tai man atrodo dabar kažkaip nemėgstu nieko girti ir esu tas, kuris net verčia save kritiškai mąstyti įvairiais atvejais ir kažkur ieškoti priekabių, taip sukonstruota mano smegenų veikla. Bet man atrodo, kad tas pajautimas atsiranda ir tu net matai pačioj, tarkim, Žalgirio rungtynėse, tu bendrauji su kauniečiais ir matai, kad žmonės, giria kažkokius pasikeitimus, ar tai fiziškai įvyko, ar tai neįvyko, bet nuotaika kita, tas tonusas visai kitas. Jeigu yra žmonės, kurie orientuoti į rezultatą, o ne į patį buvimą ar į procesą. Man labai patinka viskas, kas vyksta aplink Rotušės aikštę. Ir labai unikali erdvė, ir labai geras maistas. Ir šiandien dar spėjau greitai pavalgyti Rotušės aikštėje. Ir tikrai, man labai patinka, kad ta erdvė atsigavo. Žinau, kad ten buvo visokių bendruomenės protestų prieš kurį laiką, bet gerai, kad atsilaikė miestas ir neuždarė tos. Vis tiek Kaunas kaip toks universitetų, jaunimo miestas ir tokių erdvių galėtų būti dar daugiau, plėstis ta Rotušės aikštės erdvė, turiu omeny visa atmosfera ir Vilniaus gatve tolyn per Laisvės alėją. Tai tas yra labai malonu. Ir aišku, Kauno dabar pagrindinė vieta, kur visi važiuoja Vilniečiai žiūrėti geriausių renginių ir koncertų, tai yra Žalgirio arena, aišku. Ir visai neseniai lankiausi Žalgirio rungtynėse, iš tiesų unikalu, labai gera atmosfera Vilniuje, gaila. To mažėja ir, gal kada atsigaus, bet tokios atmosferos jau daugelį metų nėra.
Siemens arenui. Kauną myliu už tai, kad jisai yra visiškai unikalus, drąsus, energingas miestas ir nepaisant tų durnų valdžių, kurios kaip koks prakeiksmas čia lydėjo Kauną ilgus laikotarpius, Kaunas yra, buvo ir bus, aišku, toksai gal šiek tiek aptrupėjęs, nepelnytai, šiek tiek nenusiprausęs dar. Bet aš manau, kad visos galimybės yra ir jeigu reikia tik tai tam tikro gero stimulo, juk mes, kad ir dabar, mes, aiškus dalykai, matom, kad ten kažkas įvyks Nemuno saloje, kažkokie pasikeitimai, kažkas ten Ąžuolyne, kažkas Dariaus Girėno stadione, kažkas Halėj, dar kažkas Laisvės alėja pagražės. Tai nėra visas miestas, ar ne? Bet tai yra tam tikra energija. Tai yra tai, kas žmonės priverčia džiaugtis, kad jų miestas gražėja. Tai jeigu tai tęsis, tai dauguma dalykų išsispręs savaime, nes viskas priklauso nuo nuotaikos. Ar tau tame mieste gera? Tai aš manau, kad ženklų, kad tame mieste tiesiog jaustis bus geriau, yra daugiau ir daugiau.